Aš Anželika, man 18 metų, mokusi 11 klasėje, ieškau vaikino, kuris man plautų mašiną. Aš Sigita, man 18, studijuoju Vilniaus pedagoginiam universitete. Aš nemėgstu vaikinų, kurie apie seksą tik kalba. Mano vardas Giedrė, man 20, esu kilus iš Ukmergės, bet šiuo metu studijuoju Vilniuje. Ieškau stipraus vaikino, kuris galėtų mane nešioti ant rankų. Esu Rita, man 22, mokusi Vilniaus pedagoginiam universitete. Vaikinus atpažįstu iš akių, ar jie nori tiesiog pasiguldyti į lovą, ar ieško rimtų santykių. Mano vardas Rita, esu 21 metų, esu iš Kauno, dirbu modeliu. Laisvalaikį daug sportuoju ir užsiemu ekstremaliu sportu, todėl patinka vaikinai, kurie šiek tiek prisižiūri save. Panelė šėlsta, nė nenutuokdamas, kokį išbandymą jiems parašė Vaidas. 5 merginų laukia erotiškumo ir drąsos testas. Ne, man tai tie fyfos tokios. Jo, persalinta, labas mažutė, nu kaip tu papuliukas? Pavėlos dar kokias 2 valandas, ką jūs. Ai, čia plaukas tvarkiausi. Ai, salerime buvau. Ichtiandras Vaidas pasiruošęs, kuri giundinėlė ners pirmoji. Viskas, merginos, einu, palinkėkit man sėkmės. Tau bus šakė. Anželika, 18 metų, mėgsta šnekėti apie antrą galą. Reikia, kad atkreiptų į save dėmesį. Vaikiną pritrenks žvilgsniu. Labas. Aš Vaidas. Malonu. Man atrodo, jinai greit grįž. Nepatinka vanduo? Baseinai ne. O tai kas patinka? Ežerai labiau. Ežerai, o tai į baseinus nevažiuoji? Ne. O tai jokios pramogos vandens nepatinka? Ne, nepatinka. Nemėgstu. Kita. Man patinka natūralios vandens pramogos, tegul susiranda kitą, kuri maudysis baseinį. Mergina nemėgsta vandens pramogų, maudosi tik duše, kas man labiausiai ir buvo keista.